Įsivaizduok, perki butą. Atrodo saugus, protingas žingsnis, bet po metų viskas apsiverčia aukštyn kojom. Jo vertė krenta per pusę. Ir tai neišgalvota istorija. Būtent taip nutiko Lietuvoje po 2007 metų piko, kai kainos smuko daugiau nei 50%, tarsi kas būtų išplėšęs 10 000 iš tavo kišenės. Tuo pat metu kitas žmogus pasirenka visai kitą kelią ir rezultatas šokiruojantis. Šiandien pamatysi, kaip vieni laukia daugiau nei 10, o kiti per tą patį laiką matė visai kitą vaizdą. Ir dar daugiau. Net jei turi tik mažą sumą per mėnesį, laikas gali sukurti stebuklą. Bet pirmiausia, ar tikrai nekilnojamas turtas yra saugiausia investicija? Sveiki, aš Auksė. Praėjusią vasarą pradėjau rimčiau gilintis į finansus ir pirmas klausimas buvo, ar geriau kaupti butui, ar pradėti net nuo mažų sumų kitur. Atsakymas mane pribloškė. Kad tau būtų lengviau sekti, šiandien laukia 3 lygiai. Pirmas – nekilnojamas turtas. Antras – akcijos. Ir trečias, finalinis – tikroji rizika, kuri gali nustebinti labiausiai. Daug kas Lietuvoje tiki, kad butas yra saugiausia investicija. Apčiuopiamas, gali išnuomoti ir tariamai visada kyla. Bet skaičiai rodo ką kitą. 2007 krizės metu kainos krito net 60%. Kainoms atsitiesti prireikė daugiau nei 10 metų. O dar pridėjus mokesčius, remontus ir palūkanas, reali grąža vos lenkia infliaciją. Oberhaus duomenimis, kainoms sugrįžti į pradinį lygį prireikė beveik iki 2020. Ir pagalvok, kas tuo metu vyko su visais, kurie 2007-aisiais butą pirko su paskola. Iki pat 2024 vasaros ir aš pati maniau, kad butas yra tarsi saugumo etalonas, pati patikimiausia investicija, bet kai panirau į investavimo pasaulio užkulisius, pajutau labai stiprų kognityvinį disonansą. Kas tai? Tai jausmas, kai galvoje susiduria 2 visiškai priešingi įsitikinimai. Viena pusė šnabžda, nekilnojamas turtas visada kyla. Kita šaukia, palauk, bet juk 2007-aisiais pirkęs butą būtum laukęs net 17 metų, kol pinigai atsistato. Tai toks jausmas, tarsi stovėtum ant grindų, kurios taiga pradeda skilinėti. Paprasčiau sakant, tai kaip visą gyvenimą tikėti, kad cukrus yra sveikas, o tada sužinoti, kad jis nuodas. Bet nekilnojamas turtas dar ne viskas. Kai kurios investicijos per tą patį laiką parodė visai kitą vaizdą. Pažiūrėkime į kitą pusę – akcijas. Jei 2007-aisiais tą pačią sumą būtum investavęs į S&P 500 indeksą, šiandien 2025-aisiais ji būtų išaugusi 3-4 kartus ir tai be jokių nuomininkų, remontų ar palūkanų naštos. Bet ar realiai tiek pats gautum? Juk yra įvairūs mokesčiai, o dar klausimas, ar tikrai pirktum dugne, o ne viršūnėje? Čia iškart išlenda kitas mitas – S&P 500 visada kyla. Realybė netokia paprasta. Nuo 2000 iki 2010 metų akcijos beveik nejudėjo, visas 10-metis stagnacijos, o 2008-aisiais jos nukrito per pusę vos per kelis mėnesius. Būtent čia pajutau kitą kognityvinio disonanso pusę. Viena mano galvos pusė sako, akcijos yra kelias į ilgalaikį turtą. Kita šauna, palauk, o ar tu tikrai atlaikytum 10 metų be jokio pelno? Dėl to pradžia turi būti paprasta ir reguliari, nestebėjimas dugnų. Jei nori pamatyti, kaip startuoti nuo 30-50 eurų ir kas ten svarbiausia, esu paruošusi atskirą video, kur paprašysiu, kad matuotojas jums parodytų dešinėme kampelyje. Jausmas panašus, kaip laukti autobuso, kuris pagal grafiką turėtų atvažiuoti kas 10 minučių, bet tu stovi valandą, o jis taip ir nepasirodo. Iš pradžių tiki, kad jis tikrai atvažiuos, bet kuo ilgiau lauki, tuo labiau ima graužti abejonę, galbūt visą laiką stovėjai neteisingoj stotelėj. Beje, jei tau įdomios tokios temos ir nori kartu su manim gilintis, būčiau labai dėkinga, jei paspaustum patinka ir prenumeruotum kanalą. Man tai didžiulė motyvacija tęsti šią kelionę ir kurti daugiau tokių video. Tavo palaikymas išties daug reiškia. O čia atsiranda trečias klausimas – rizika. Akcijos per krizę gali nukristi per pusę vos per kelis mėnesius. 2008-aisiais būtent taip ir nutiko. Žmonės matė, kad jų portfeliai per dieną tirpsta tūkstančiais. Ir daug kas tuomet sakė, štai kodėl aš laikau pinigus bute. Čia bent jau saugu. Bet ar tikrai? 2007-aisiais, kai būsto kainos krito, didelė dalis žmonių liko su paskolomis, kurios viršijo jų būstų vertę. Tai ne ką mažiau baisu, nei stebėti krentančias akcijas. Ir vėl išlindo senas mitas. Užtenka tik S&P 500.
Tačiau šis indeksas atspindi tik JAV rinką, jis nerodo viso pasaulio vaizdo. Ar tikrai viena šalis gali būti visos pasaulio ekonomikos veidrodis, o kas, jei JAV sustotų visam 10-mečiui. Todėl tikroji rizika slypi ne tame, ką pasirenkame – butą ar akcijas, o tame, kaip iš tiesų diversifikuojame. Man pačiai tai buvo dar vienas netikėtumas. Supratau, rizika ne tik finansuose, o mūsų galvose. Vienam -50 portfelyje yra košmaras, kitam tiesiog laikinas etapas. Visi šie skaičiai atrodo logiški iki tol, kol pamatai realų palyginimą. Ir būtent čia įvyko lūžio taškas. Tarkim, 2007-aisiais Vilniuje už 84 000 eurų būtum pirkęs butą. Kvadratinis metras kainavo apie 1980 eurų. Viskas atrodė saugu ir logiška, bet po metų šokas. Kainos krito beveik 40%. Ir tavo butas vertas jau tik pusę mokėtinos sumos. Ir tik po beveik 14 metų laukimo kainos pagaliau sugrįžo į tą patį lygį, nuo kurio viskas prasidėjo. Nuo 2021 būsto vertė vėl pasiekė prieš krizinį lygį, bet iki tol ilgi metai laukimo ir neapibrėžtumo. Dabar kitas scenarijus. Ta pačia suma, tuo pačiu laikotarpiu, nuo 2007 iki 2025 metų, investuoji į S&P 500. Nieko nepirki, nieko neremontuoji, tiesiog leidi laikui dirbti. Po 18 metų tavo portfelis siekia apie 300–330 tūkstančių eurų. Skirtumas šiai dienai daugiau nei 200 tūkstančių. Tai neskaičius, tai papildomas butas arba 10-metis laisvės, kai nereikia sukti galvos dėl paskolos. Ir būtent čia viskas apsiverčia aukštyn kojom. Didžiausia rizika nėra rinka, o mūsų laukimas. Neveikimas, tylus priešas, kuris tyliai kainuoja mums gyvenimą. Bet dar didesnė rizika – niekada nepasirinkti. Ir dar svarbiau, ar žinai, kad pradėti visai nereikia didelių sumų? Kartais užtenka vos 30 eurų per mėnesį ir laikas padaro stebuklus. Man tai buvo vienas iš momentų, kai suvokiau, ne pinigų suma lemia rezultatą, o sprendimas pradėti. O dabar labai noriu išgirsti tave. Jei turėtum rinktis, ką pasirinktum tu? Butą ar akcijas, ETF? Parašyk komentaruose, būtų įdomu pamatyti, kaip kiti galvoja. Jei nori pasitikrinti, kur pinigai dažniausiai nuteka, net bandant elgtis saugiai, turiu video apie 5 klaidas, kurios brangiausiai kainuoja. Ir jei tau įdomu pamatyti, kaip tie 30 eurų realiai virsta investicijomis, būtinai prenumeruok kanalą, nes kitame video parodysiu vieną sprendimą, kuris sustabdo net 90% dažniausių investavimo klaidų. Ir tai toks paprastas, kad nustebsi. Iki kito karto.